Šiame video noriu parodyti jums, apžvalga bus apie frezerį, apie didįjį Festool frezerį OFF 2200 EB. Va, ir tuo pačiu parodysiu, kokioms užduotims aš naudoju šitą įrankį. Tai vat, kolonos yra gaminamos va tokios. Sugalvojau, kad tuščią ertmę, kuri susiformuoja, galima išnaudoti vat štai tokiu būdu. Išfrezuoju kiaurymės stačiakampės ir kada viską nudažysiu, tai sumontuosiu va tokį va koliuką tekintą. Va, bus 4 kolonos ir galvoju, kad dėsiu skirtingo profilio va tos tekintus koliukus. Va, man labai patinka. Žodžiu, kolonos gaunasi tokios, pakomentuokit, ką apie tai manot. Tai va, Kapeksas stovi, Erikas stovi, visi šitie įrankiai yra naudojami šitų kolonų gamybai. Va, tai kas mane stebi, tai turbūt jau matėt šitas kolonas, tai jos būdavo montuojamos paprastos, tiesiog kolona susipjauna 4 tašai, KEM 5, 195 šiuo atveju, susidygiuoja ir susiklijuoja. Dygiuojasi su kaištiniais dygiais, va, su tokiu įrankiu. Va, žodžiu, tai šiame video noriu, kaip jau minėjau, padaryti apžvalgą ir parodyti, kaip tas frezeris veikia. Esmė tame, kad didelis ir galingas frezeris man yra reikalingas ne tik tai aukšto profilio kažkokias detalės frezuoti, bet ir pjauti. Ir va, būtent šiame video pademonstruosiu, kaip aš išpjaunu lygiai, gražiai ir greitai, kas svarbiausia, va tokias va formas. Tai pjūviams naudoju sraigtinę frezą, kotelis 8 mm. Va tokia, pjauna labai gerai, viską pamatysite. Va, ir dabar video pradėsiu. Kiek čia yra tos baterijos, 18%, tikiuosi, kad spėsiu. Va, per vieną dublį. Tai dabar pradėsiu nuo apžvalgos, pačio įrankio apžvalgos ir kodėl būtent pasirinkau šitą frezerį. Va, tai visų pirma, pareina įrankis sisteinerėje, kas, ko gero, kad jeigu jau žiūrite apie įrankį video, tai žinot, kas tai yra sisteineriai, kaip veikia šita transportavimo sistema. Tai daug nesiplėsiu. Tai visų pirma, tai komplektacija su frezeriu. Tai gauname va tokį va priedą pjuvenų dulkių nutraukimui, kuris yra labai efektyvus. Kada prie progos parodysiu, kaip veikia. Gaunam žiedą kopijavimo ir gaunam raktą frezų pakeitimui. Taip pat gaunam du užspaudėjus. Vienas yra 8 mm, jau stovi frezerėje, o kitas yra 12 mm. Tai yra standartas. Galima naudoti praktiškai visas frezas. Va, 12 mm, yra 8 mm. Va, skirtingų frezų prisipirkau būtent užduočiai šiam projektui. Va, čia yra 8 mm. Va, tai kągi, tai dabar kodėl tas įrankis atsirado pas mane ir kodėl aš manau, kad būtent šito frezerio kokybei Lietuvoje alternatyvų nėra. Bent jau alternatyvų, kurios būtų lengvai prieinamos. Tai yra vienintelis frezeris, kuris yra apskritai vertas meistro dėmesio. Tai pirmas dalykas, konstrukcijos privalumas, labai didelis konstrukcijos privalumas, ypač tokio dydžio ir tokios galios frezeriui. Tai yra kreipiančiosios va šitos vadalis, kaip jos vadinasi, aš net nežinau. Esu naudotojas, kaip sakant, tai techninių terminų nelabai ir žinau. Parašykit komentaruose. Vat štai yra šitos dalys kreipiančiosios. Ir frezeris yra sutvertas taip, kad fiksacija, reiškia gylio arba aukščio reguliavimui, jinai vyksta būtent per abidvi kreipiančiasias va šitas vadalis. Tas yra labai svarbu, todėl kad dauguma frezerių, vat, įsivaizduojat, pareguliuojam aukštį arba gylį.
Va, ir fiksuojam. Ir fiksacija įvyksta tiek ant šitos pusės, tiek ant šitos pusės. Tai reiškia, kad jisai yra maksimaliai 100% stabilus. Dauguma, ypač pigesnių frezerių, tai fiksacija vyksta tik tai ant vienos kreipiančiosios. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad vis tiek ant vienos pusės jisai turi kažkokį tai laisvumą. Ir kada yra naudojamos aukšto profilio frezos, per tą laisvumą kokybė frezavimo nėra tokia aukšta. Ir kas man dar labai nepatinka, tai vyksta deginimas medienos. Šitą dalyką aš pastebėjau, aš dirbu labai daug metų ir išbandęs ne vieną galingą frezerį. Va, tai yra faktas. Va, tai kas liečia stabilumą, čianais buvo vienas iš kriterijų, kodėl būtent pasirinkau šitą modelį. Va, toliau dulkių nutraukimas, kas yra irgi smulkmena, bet tikrai patogi detalė. Tai va, kaip matote, dulkių nutraukimas yra išvestas į viršų, ne čia kažkur tai išlindęs iš šono. Ir esmė tame, kada šlangą uždedu, va, įsivaizduojat, aš šlangą uždedu, tai jinai arba išlindus va čia iš šoną ant kitų frezerių. Aš jau nekalbu apie tai, kur būna tipo, kai priedą dadedi, reiškia tą dulkių nutraukimą. Ten iš viso tragedija. Va, o čianais gaunasi, aš šlangą pajungiau ir persimetęs per petį kartu su laidu, aš darbuojuos, niekas man čianais šonuose nemaišo dirbti, niekas nekliūna. Tai labai toksai naudingas daiktas, labai patogu. Va, toliau, kas dar liečia dulkių nutraukimą, tarp kitko, kiekviena žalia detalė, kiekvienas klavišiukas atlieka kažkokią tai funkciją. Ir va čianais va yra apačioj, va už rankenos yra pakavotas vienas klavišiukas, rankenėlė, kuris fiksuoja dar papildomą apsaugą, kuri gerina pjuvenų nutraukimą. Va, kada yra pareguliuotas aukštis, tai gaunasi, kad tai yra iš viso va, tokia kaip kamera susidaro. Tai nutraukimas tikrai 100%. Nu, kiek tai yra įmanoma su tokio tipo įrankyje, kaip čia pasakiau. Va, tai čia yra irgi, sakyčiau, privalumas. Tai, bet aišku, festulis, nu, kaip ir kiekvieno įrankio, jie skiria daug dėmesio būtent dulkių nutraukimui. Va, kas liečia dulkės, tiek reikalų, apsukų reguliavimas. Apsukų reguliavimas, tai aš labai dažnai naudoju ant mažiausio greičio, ypač dirbant su tokiom. Va, aš nesu stalius, žodžiu, aš dailidė. Dailidė nuo staliaus. Medienos apdirbimo ir statybų pasaulyje terminai. Dailidė ir stalius dažnai vartojami pakaitomis, tačiau jie reiškia skirtingas profesijas, turinčias skirtingus įgūdžius ir kompetencijos sritis. Ieškantiems statybos ir medienos apdirbimo paslaugų labai svarbu suprasti, kuo skiriasi staliaus ir dailidės profesijos, nes taip užtikrinama, kad konkrečiai užduočiai atlikti bus pasamdytas tinkamas specialistas. Kas yra dailidė? Dailidė yra kvalifikuotas amatininkas, kuris daugiausia dirba statybų ar pastatų renovacijos vietoje. Dailidės turi įvairių įgūdžių ir atlieka daugybę užduočių nuo sienų ir stogų įrėminimo iki durų ir langų montavimo. Jie dažnai dirba su iš anksto paruoštais komponentais ir moka pritaikyti šias medžiagas prie unikalių pastato projekto matmenų ir reikalavimų. Dailidės taip pat turi įgūdžių dengti stogus, statyti laiptus, montuoti spintas ir baldus. Dažnai dirba su elektriniais įrankiais ir mašinomis. Kas yra stalius? Kita vertus, stalius tai specialistas, kuris specializuojasi stalių darbuose naudojamų komponentų, tokių kaip durys, langai, laiptai ir baldai, gamyboje. Staliaus darbai paprastai atliekami dirbtuvėse, kur svarbiausia yra tikslumas ir dėmesys detalėms. Staliai naudoja įvairius įrankius medienai pjaustyti, formuoti ir jungti nenaudojant vinių ar varžtų. Daugiausia dėmesio stalių darbe skiriama medžio jungtims ir sujungimams. Dailidžių ir stalių palyginimas pagrindinis skirtumas tarp staliaus ir dailidės yra jų darbo aplinka ir užduočių pobūdis. Dailidės dažnai dirba statybų aikštelėse, surinkinėdami ir montuodami pastato komponentus.
o staliai paprastai dirba dirbtuvėse ir daugiausia dėmesio skiria tiksliam medinių komponentų gamybai. Dailidės labiau dalyvauja bendrame statybos procese, o stalių meistrai specializuojasi smulkesnių medžio dirbinių gamyboje. Išvadą apibendrinant galima teigti, kad tiek dailidės, tiek staliai yra labai svarbus statybų ir medienos apdirbimo srityje, nes kiekvienas jų atlieka svarbų vaidmenį atitinkamoje srityje. Dailidė geriausiai tinka statybos ir montavimo darbams vietoje, o staliaus specialistas yra profesionalas, į kurį reikia kreiptis dėl pagal užsakymą gaminamų medinių gaminių. Šių skirtumų supratimas padeda asmenims ir rangovams pasirinkti tinkamą specialistą pagal konkrečius statybos ir medžio apdirbimo poreikius, užtikrinant aukštos kokybės meistriškumą ir konstrukcijos vientisumą. Todėl tas išbaigimas, kaip čia pasakius, produkto, jisai nėra toksai aktualus, ypač gaminant lauko kažkokią tai apdailą. Va, toliau frezų keitimas. Irgi tokia smulkmena, bet labai malonu, sakyčiau. Taip, paimsim šitą frezą. Nenaudosiu aš jos, bet kad parodyt, kaip visą tai veikia. Va čianais yra klavišas ir rodiklytės. Parodyta, kurią pusę paspausti, kad priveržt frezą ir kada reikia ją išimti. Viskas vyksta labai paprastai. Viduj tokia kaip terkšlė, jeigu taip galima pavadinti. Nes dažniausiai tai būna tiesiog toksai kaip fiksatorius, įspaudėjai ir raktą reikia keitinėti. O čianais to nėra. Tai irgi, kaip jau minėjau, smulkmena, bet labai patogu. Išimti frezą, spaudžiu irgi tą patį klavišą, tik tai kitoj pusėje ir atpalaiduoju frezą. O tokiu būdu keičiasi. Man patinka, nežinau kaip jums, visos tos detalės, jos dasideda stipriai prie darbo sąlygų kokybės. Toliau, ką turėčiau dar paminėti. Čianais yra klavišiukas. Tai vėlgi labai geras daiktas, privalumas. Nereikia jokių papildomų įrankių, kad keisti padus. Tai padai perkasi atskirai, komplekte gauni tik tai vieną. Va, tai yra pačių įvairiausių, didesnių, mažesnių, bet esmė tame, kada reikia pagal kažkokią tai užduotį pasikeisti skirtingą padą, pavyzdžiui, platesnį, ar su kiaurime čianais siauresnė, ar dar kažką, tai viskas darosi labai greitai. Žiedas taip pat susimontuoja be jokių papildomų įrankių. Va, štai taip. Įdedam ir užfiksuojam su padu. Viskas, frezeris paruoštas darbui. Toliau išimsiu žiedą, nes reikės apversti. O, tarp kitko, padų keitimui, vėlgi pagalvota detalė. Labai patogiai tiesiog stovi, nereikia balansuoti. Va, dabar mikroreguliavimas, kadangi aš planuoju šitą frezerį montuoti į stalą ir naudoti kaip stalinį frezerį, tai man taip pat buvo aktualus mikroreguliavimas. Ir tas reguliavimas buvo svarbus be papildomų įrankių, ten per viršų ar dar kažkaip tai panašiai. Tai va čianais yra pats mechanizmas, tai yra nuo 0 iki 9. Tai gaunasi iki 10, tai kiekvienas spragtelėjimas yra 1/10. Vieną kartą apsuki, tai paleidi arba pakeli frezerį ant 1 mm. Va, ir dabar čianais pats mechanizmas, kaip jisai veikia, kaip tas reguliavimas veikia. Tai vėlgi žalia rankenėlė, per vidurį, kur yra atramos taškai skirtingi. Per vidurį yra dar vienas varžtas ir vat per konusą fiksuojasi pats frezeris su padu. Ir dabar kas gaunasi, kad kada mes, pavyzdžiui, pareguliuojam aukštį preliminariai,
reikia dar davesti, kad būtų viskas tiksliai. Tai vat su šita rankenėlė galima pareguliuoti ir išgaudyti aukštį labai tiksliai. Eiga pačio mechanizmo yra 20 mm. Tai pakankamai daug, aš jį laikau maždaug per centrą, žodžiu, ar į vieną pusę, ar į kitą pusę, kada man reikia pareguliuoti. Tai aš, tiesiog viskas labai pasidaro paprastai ir greitai. Va, tai esminiai momentai turbūt yra išdėstyti. Va, ką aš dar galėčiau pasakyti, tai aišku garantija nuo vagysčių perkant. Tai yra superinis daiktas, todėl kad įrankis tikrai nėra iš pigiausių. Jisai nėra toks labai jau ten brangus, bet nėra ir pigus, sakyčiau taip. Kabelis kokybiškas, viskas tvarkoja, ta prasme profesionalus, aukšto lygio įrankis. Va, kaip sakant, gamintojas, kuris galvoja apie meistrą, kuris naudos šitą įrankį. Vienas momentas labai svarbus, kad šitas aukščio reguliavimas, jisai nėra darbinis. Tai labai svarbu tą atsiminti. Pareguliavus aukštį reikia fiksuoti su rankena patį frezerį, nes jisai nėra darbinis. Tai turėkite tą omeny. Va, ką, dabar turbūt atėjo jau laikas parodyti, kaip visas šitas reikalas veikia. Tai ką, aš susižymiu, kurioj vietoj turi būti išpjova. Va, pasidaręs tokį labai paprastą šabloną. Žinau aukščius, žinau kokio pločio man reikalinga ta išpjova. Va, tai tas šablonas, jisai yra labai paprastas šitai užduočiai. Jį galima išsipjauti per 5 minutės. Gaunasi, kad man reikalinga tik tai tiksli atrama, įsiskaičiavus atstumą ir žiedo diametro. Kad galėčiau išpjauti, matuoju aš čianais turiu centrus, turiu kolonos centrą. Ir va tokiu principu aš jį tvirtinu. Čianais gaunasi šita dalis, jinai visa dengiasi pas mane, todėl aš fiksuoju su varžtu. Šį čia aš fiksuoju su varžtu. O šitą dalį viršų fiksuoju su spaustuvu. Вот tokiu principu. Ta kolona tada prisifiksuoja prie pačio stalo. Taip, įdedu žiedą. O tai va, labai paprastai. Jokių rakčiukų, jokių sukinėjimų, jokių veržinėjimų. Todėl, kad būna užduočių, kada reikia žiedus keisti po kelis kartus prie vieno priėjimo. Žiedą gal per anksti dėjau. Nieko. Svarbu gerai priveržti, kad neišvažiuotų kur nereikia. Dar vienas toks niuansas, dirbant su šito frezeriu galima taip pat dirbti ir su liniuote. Va, tik tai aš jos neturiu.
su festulinė liniuotė. Tai kada yra frezuojami, kažkokie tai rošiniai yra frezuojami, tai pačio frezerio pozicija, jinai visada yra štai tokioj, taip jisai stovi. Gaunasi, kad tu pagal liniuotę stumi į frezerį, tai jisai ne taip kažkaip, ne dar kažkaip, o gaunasi labai patogiai. O dabar čianais tokį dar adapterį aš nuėmęs, man jisai dabar nereikalinga, kampų reguliuojasi. Aš žiūriu, ko jisai man neveikia. O siurblys neįjungtas. Esmė tame, kad į siurblį nepajungtas, į atskirą rozetę yra frezeris pajungtas, nes elektros mažai objekte. Todėl nelaiko muša saugikliai. Ir stumiu frezerį neskubėdamas, kad nekaistų frezą. Nors šiaip sustabdyti patį motorą, tai aš abejoju, kad tai yra įmanoma. Dar vienas dalykas, kada čia yra pjaunama tiesiog kiaurimė, tai kada reikia griovelį išfrezuoti, tai kas be ko reiktų atsireguliuoti atramas ir jeigu tai yra daroma per 2 praėjimus, tai tada visas tas reguliavimas vyksta su aukščio ribotuvu ir su atramos taškais. Tai bet aš manau, kad svarbiausia parodyti, kaip yra išpjaunamas, būtent kaip atliekamas šitas darbas. Kas gaunasi. Dabar naudojant iš karto tą patį šabloną, žiedą galima būtų didesnį uždėti kopijavimo, bet šiuo metu neturiu. Tiek to. Žodžiu, šiek tiek daugiau nufrezuosiu, praktiškai frezai, kurią aš naudosiu, tai užtektų ir mažiau mėsos negu yra.
o čia palikti. Tai va, tai naudojant tą patį šabloną, aš išfrezuosiu čianais su tuo pačiu frezeriu tokį profiliuką. Va, nes per daug plyna. Aš kada buvo galvojama, kaip daryti, tarp kitko čia yra pripjauta viskas nuo tų 4 kolonų. Va, tai čia buvo visokie variantai. Ir tokie. Žodžiu, galiausiai gaunasi taip, kad vidinę dalį užfrezuoju, o išorę užfrezuoju tik taip pat į kampuką, kem 5 laipsnių kampu. Tai tas jau vyksta vėlesnėme etape. Bet va čia va gaunasi, kad vidinė dalis yra užfrezuota, gražiai profiliukas, o čia va fasadinė pusė, kaip čia pasakius, lieka lygi. Tai va, tai dabar keičiu frezą ir iš karto vėl kartoju ratu visas 4 pusės. Vat parodyti jums, tai va gaunasi va toks va, stumiant grubiai, ne per stipriai stumiu, kad nekaitint frezos. Va. Ir išsipjauna. O iš šitų pagaliukų dar kažką tai sugalvosiu, kažką išdrošiu. Nu, va, frezą įdėjau, aukštį galiu pareguliuoti, reguliuoju iš akies. Dar kartą pakartosiu, kad šitas fiksatorius nėra darbinis, todėl reikia nepamiršti užfiksuoti šitą rankeną. Va. Ir toliau siurblio net nedėsiu, nes kadangi freza per visą aukštį labai žemai, tai ar taip traukia ne per daugiausiai. Greitį ant minimumų ir pamažu keliais praėjimais. Tai va tiek reikalų. Tuoj nuimsiu užbaigimą. Parodysiu. Baigtumas tai pagal keliamą užduotį, bet viskas atrodo va taip. Čia klijai paskui apsivalys. Va čia va. Kažkiek tai pasišlifuos, bet nedaug. Kažkiek tai pasišlifuos, bet nedaug. Tai va maždaug. Maždaug gaunasi va taip. Tai vėlgi pasikartosiu. Pats baigtumas, kaip ta kolona turi atrodyti, tai viskas pagal užduotį. Galima davesti visą tai iš viso iki idealumo. Va, kas liečia tuos pasišiaušimus, tai vat mane čia tenkina viskas. Va, visos tos kolonos, jos dažysis rankiniu būdu. Nu ir viskas, vat, ta pati procedūra, verti koloną, dedi šabloną, frezuoji ir taip toliau, ir taip toliau. Turbūt video jau ir taip gavosi. Va, mato, čia šaka iškrito ir nieko baisaus. Užfrezuosiu ir tiesiog paliksiu tą šakutę. Nes toks ir yra planas. Palikti visą tą dalyką natūralų, nu kaip čia pasakius. Nebus šlifuojama kaip, pavyzdžiui, vidaus baldai. Va. Jos bus va tokios, kokios jos yra. Ir dažysis viskas iš rankos su teptuku. Tai va, draugai, tai tiek reikalų. Festulis šitoj sferoj valdo. Toksai buvo video, lauksiu komentarų, užduokit klausimus, paliksiu nuorodas į svetainę,
pasiskaitykit techninės charakteristikas, kurių aš nepaminėjau. Vėlgi pasikartosiu, kad aš esu naudotojas, nesu kažkoks tai ten technikas, mechanikas. Tai man svarbios yra funkcijos, kurias aš jums išdėščiau. Tai prenumeruokit Festool naujienlaiškį, nes yra daromos akcijos pastoviai. Žodžiu, gausit visas naujienas, kainos, akcijos, atrakcijos ir taip toliau. Visą informaciją paliksiu aprašyme. Ačiū uždėmesį, spauskit laikus ir iki kitų video.